Populiariausios šios dienos naujienos. Prenumeruokite mano žiūrimą YouTube kanalą. Iš anksto girdėjau Dievo balsą apie D. Trumpo nužudymą, kuris šiais metais buvo šaudytas 7 kartus ir transliuotas Korėjoje. Šiandien, kaip Dievas pranašavo, D. Trumpo nužudymas įvyko Jungtinėse valstijose. Kasdien visam pasauliui trumpai perteikiu Dievo Bitcoin naujienas ir Dievo žinią, kad taptum turtingas. Jei investuosite į Bitcoin valiutą, mano Bitcoin rinkos situacija bus visiškai teisinga. Ir daryk kaip sakau, tai yra Dievo žinia jums iš Dievo, kuriuo tikite. Aš girdžiu Dievo balsą iš dangaus ir perduodu naujieną pasauliui. Jei užsiprenumeruosite ir klausysite manęs, gyvensite turtingai, nesirūpindami pinigais. Aš esu korėjietis. Mano korėjietiškas vardas yra Hagvan Seong. Ar tu tiki Dievu, nesvarbu, ar tikite Dievą, Jėzų, Alachą, Budą ar Šakemunį. Bendras visų pasaulio dievų vardiklis yra meilė. Esu finansų ekspertė. Per pastaruosius 20 metų savo sapnuose sutikau Budą, Jėzų ir Dievą. Istorijos, kurias mačiau sapnuose, buvo suskirstytos į 300 romanų. Vatikane, Romoje, sapne buvau pakrikštytas ir girdėjau daug balsų iš dangaus. Daugiau nei 20 kartų girdėjau Dievo balsą danguje ir mačiau monetas, kurių vertė 100 milijonų vonų pasaulio valiuta. Prieš 20 metų pamačiau Budą ir Šakemunį danguje ir prieš 15 metų pradėjau svajoti apie Dievą. Prieš 10 metų nemokamai išgavau Gdiahuan korėjiečiams. O vėliau investavau savo asmeninius turtus, kad sukurčiau arbatpinigų platformą žmonėms visame pasaulyje, kurie badauja ir miega gatvėse neturėdami nė dolerio per dieną. Gdiahuan, kurį korėjiečiai iškasė nemokamai, vėliau bus sujungtas su Tipscoin ir pakeistas kaip pasaulinis prekės ženklas ir įtrauktas į Tipscoin sąrašą. Žmonės visame pasaulyje kasa Tipscoin nemokamai. Tačiau tai vertinga moneta, kurią korėjiečiai moka 100 USD per mėnesį už mokamą kasybą. Populiariausios šios dienos naujienos. Prenumeruokite mano žiūrimą YouTube kanalą. Iš anksto girdėjau Dievo balsą apie D. Trumpo nužudymą, kuris šiais metais buvo šaudytas 7 kartus ir transliuotas Korėjoje. Šiandien, kaip Dievas pranašavo, D. Trumpo nužudymas įvyko Jungtinėse valstijose. Kasdien visam pasauliui trumpai perteikiu Dievo Bitcoin naujienas ir Dievo žinią, kad taptum turtingas. Jei investuosite į Bitcoin valiutą, mano Bitcoin rinkos situacija bus visiškai teisinga. Ir daryk kaip sakau, tai yra Dievo žinia jums iš Dievo, kuriuo tikite. Aš girdžiu Dievo balsą iš dangaus ir perduodu naujieną pasauliui. Jei užsiprenumeruosite ir klausysite manęs, gyvensite turtingai, nesirūpindami pinigais. Aš esu korėjietis. Mano korėjietiškas vardas yra Hagvan Seong. Ar tu tiki Dievu, nesvarbu, ar tikite Dievą, Jėzų, Alachą, Budą ar Šakemunį. Bendras visų pasaulio dievų vardiklis yra meilė. Esu finansų ekspertė. Per pastaruosius 20 metų savo sapnuose sutikau Budą, Jėzų ir Dievą. Istorijos, kurias mačiau sapnuose, buvo suskirstytos į 300 romanų. Vatikane, Romoje, sapne buvau pakrikštytas ir girdėjau daug balsų iš dangaus.
Daugiau nei 20 kartų girdėjau Dievo balsą danguje ir mačiau monetas, kurių vertė 100 milijonų vonų pasaulio valiuta. Prieš 20 metų pamačiau Budą ir Šakjamunį danguje ir prieš 15 metų pradėjau svajoti apie Dievą. Prieš 10 metų nemokamai išgavau Gdiahuan korėjiečiams. O vėliau investavau savo asmeninius turtus, kad sukurčiau arbatpinigų platformą žmonėms visame pasaulyje, kurie badauja ir miega gatvėse neturėdami nė $1 per dieną. Gdiahuan, kurį korėjiečiai iškasė nemokamai, vėliau bus sujungtas su Tipscoin ir pakeistas kaip pasaulinis prekės ženklas ir įtrauktas į Tipscoin sąrašą. Žmonės visame pasaulyje kasa Tipscoin nemokamai. Tačiau tai vertinga moneta, kurią korėjiečiai moka 100 USD per mėnesį už mokamą kasybą.